Įsivaizduokite akimirkai, kad mes kartojame tuos pačius žingsnius, kurie buvo žengti prieš Rusijos invaziją į Ukrainą beveik prieš 5 metus. Dabar įsivaizduokite dar, kad nors karo stebėtojai nuo susirūpinimo iki visiško panikos dėl situacijos, visi pagrindiniai žiniasklaidos kanalai šią istoriją nustumia į antrą planą. Dalai Partin mirtis. Augantis prekybos karas su Kanada. Tam tikro Australijos breiko šokėjo išbandymai ir sunkumai. Ir kas ten bebūtų, ši istorija apie štangos traukimą. Aš kalbu apie CŽV direktoriaus Johno Ratcliffe'o kelionę į Maskvą antradienį. Tai buvo trumpa, vos 8 valandų kelionė. Žinoma, yra keletas priežasčių, kodėl Ratcliffe'as galėjo leistis į tą kelionę. Tačiau šiandien noriu sutelkti dėmesį į didžiausią susirūpinimą, kad Jungtinės valstijos atskleidė Kremliaus planą pradėti naują operaciją prieš NATO sąjungininkę ir kad jis ten buvo tam, jog perspėtų Kremlių to nedaryti. Tai bus mūsų dėmesio centre, nes tai turėtų didžiausią poveikį tarptautiniams reikalams, o daugelis su kelione susijusių įrodymų leidžia manyti, kad būtent toks aiškinimas yra teisingas. Neturėtume atmesti kitų galimų variantų šiame sąraše, arba bent jau daugumos jų. Tačiau jei viena iš tų versijų būtų tikroji priežastis, kelionėje liktų keletas painių ir nepaaiškintų aspektų. Taigi aptarkime, ką iki šiol žinome apie šią kelionę. Sekmadienio vakarą iš jungtinės bazės Andrews išskrido karinis transporto lėktuvas C-17 ir vadovų lėktuvas C-40B. Ratcliffe'as tikriausiai skrido C-40B lėktuvu dėl savo asmeninio patogumo. Lėktuvai pirmadienio rytą nusileido Rygoje, Latvijoje ir, įsidėmėkite tai vėliau, ten praleido visą dieną. Tada antradienio rytą saugesnis lėktuvas C-17 išskrido į Maskvą. Jis ten praleido apie 8 valandas, prieš grįždamas atgal į Rygą, kur tikėtina Ratcliffe'as persėdo atgal į C-40B prieš išvykdamas namo. Priežastis, kodėl ši kelionė sukėlė tiek daug pavojaus signalų saugumo bendruomenėje, yra ta, kad ji primena kelionę, kurią tuo metu atliko CŽV direktorių ir skonigai vardu Williamas Burnsas, kurią jis atliko 2021 m. lapkritį. Norėdamas apibūdinti situaciją, analitikai viešai pastebėjo, kad Rusija mėnesiu anksčiau telkė kariuomenę prie Ukrainos sienos. Tačiau tuo metu dar nebuvo jokio viešo susirūpinimo. Rusija buvo vykdžiusi panašią mobilizaciją praėjusį pavasarį, kuri galiausiai niekur nenuvedė. Priešingai, JAV žvalgyba buvo aptikusi signalų, kad šį kartą Kremlius planuoja imtis daugiau veiksmų. Burnsas nuvyko į Maskvą su paprasta, bet labai svarbia misija. Įspėti Rusijos pareigūnus, kad Jungtinės valstijos tiksliai žino, ką Kremlius yra suplanavęs, kad Jungtinės valstijos kiekviename žingsnyje atskleis Kremliaus veiksmus ir kad jie turėtų liautis, kol nepadarė kažko kvailo. Rusijos pareigūnai apsimetė, kad visiškai nesupranta, apie ką jis kalba. Ir įmanoma, kad kai kurie iš jų tikrai nieko nežinojo, nes Vladimiras Putinas juos laikė nežinioje. Nepaisant to, Rusija toliau žengė uždraustų keliu. Jungtinės valstijos iš tiesų iš anksto paskelbė kiekvieną žingsnį, kas vyks per artimiausius 3 mėnesius. Europa sumenkino grėsmę, tačiau JAV žvalgyba buvo teisi. Tai įrodė 2022 m. vasario 24, kai prasidėjo invazija. Grįžkime prie dabartinės situacijos. Pastarąjį mėnesį pasirodė daug žvalgybinės informacijos apie galimą Rusijos operaciją prieš Lenkiją arba Baltijos šalis. Galimų scenarijų čia yra pačių įvairiausių. Nedidelis įsiveržimas tokioje vietoje kaip Narva, Rusijos orlaivių netyčinis įskridimas į sąjungininkų oro erdvę, daugiau dronų skirtų Ukrainai, bet netyčia nuklystančių nuo kurso, netgi galimybė panaudoti atgautus Ukrainos dronus smūgiams prieš Baltijos ar Lenkijos infrastruktūrą, tarsi norint sudaryti įspūdį, kad Ukraina tyčia smogia NATO dėl tam tikrų priežasčių. Bet kodėl Rusija norėtų provokuoti NATO, jei Kremlius vos susitvarko su tuo, kas vyksta Ukrainoje? Tai dažnas atkirtis, o atsakymas yra tas, kad Kremlius iš tikrųjų norėtų mobilizuoti daugiau karių kovai Ukrainoje, tačiau šiuo metu tai politiškai nepopuliari pozicija. Taigi, dabartinis planas atrodo toks. Pirmas etapas – išprovokuoti NATO. Antras etapas – sutelkti paprastų rusų paramą griežtesniems saugumo priemonėms. Trečias etapas – išlošti arba nukreipti tą energiją į Ukrainą, nes tiesiogiai susidurti su NATO būtų kvaila idėja. Akivaizdu, kad Kremliui tektų subtiliai laviruoti, kad šį politinį argumentą pateiktų savo vidaus auditorijai. Tačiau atsižvelgiant į visas nereguliarias operacijas, kuriuose Rusija jau dalyvavo, atrodo, kad Kremlius nori tai išbandyti. Iš tiesų, jau daugiau nei mėnesį Ukraina viešai perspėja, kad Kremlius planuoja vėl skelbti mobilizaciją, tikėtina po rugsėjo regioninių rinkimų. Buvo daug priežasčių atsargiai vertinti šiuos Ukrainos perspėjimus.
Ukraina jau anksčiau yra sakiusi panašius dalykus. Be to, yra paskatų iškraipyti tikrąją Kremliaus poziciją. Tačiau nutekintų žvalgybos ataskaitų derinys ir kai kurie pastebimi, nors dar preliminarūs Rusijos žingsniai, skirti valdyti didesnį karių skaičių, vėl kelia susirūpinimą, kad kažkas iš tikrųjų gali vykti. Ir tai mus nukelia į antradienį. Jei jūs dėl minėtos saugumo situacijos nerimaujate taip pat kaip kai kurie žvalgybos bendruomenės nariai, tuomet tikėtinas Džono Ratcliffo kelionės paaiškinimas yra toks. Jungtinės valstijos užfiksavo rimtesnės ir arba konkretesnės grėsmės signalus. Džonas Ratcliffas paprašė skubiai surengti susitikimą su Kremliumi. Jis nuskrido ten, pristatė žvalgybos informaciją, kurią buvo surinkusios Jungtinės valstijos ir jų rytinio flango partneriai, perdavė jiems tą patį įspėjimą, kurį prieš 5 metus davė Williamas Burnsas ir išvyko. Prisiminkite, kad 5 straipsnio tikslas yra niekada neprireikti jo taikyti. Tai ypač galioja Trumpo administracijai, kuri verčiau nesivelti į Europos politiką, bet jei situacija paaštrės, jie ten įstrigs mėnesiams. Tai daug geriau visiems vakarų koalicijos nariams. Jungtinės valstijos, Baltijos šalys, Lenkija, kiti 27 NATO sąjungininkai ir Ukraina. Visiems jiems būtų geriau, jei šis planas niekada nebūtų įgyvendintas. Dabar yra 2 pastebimi šios kelionės bruožai, kurie suteikia pagrindo šiai teorijai. Pirma, Ratcliffas buvo pagrindinis dalyvis. Šiuo metu nėra neįprasta, kad Trumpo administracijos pareigūnai lankytųsi Maskvoje. Tačiau Witkoffas, Kušneris ir kiti tai daro kaip diplomatai. Ratcliffas nėra diplomatas, jis yra žvalgybos vadovas. Ir nors žvalgybos vadovai kartais užsijama su diplomatija susijusia veikla, paprastai ji turi tam tikrą žvalgybos komponentą. Be to, Ratcliffas yra vienas didžiausių griežtos linijos Rusijos atžvilgių šalininkų Trumpo administracijoje. Po fiasko ovalijajame kabinete Ratcliffas įtikino Trumpą, kad Jungtinės valstijos turi atnaujinti žvalgybinės informacijos dalijimąsi su Ukraina. Informacija, ypač apie Rusijos oro gynybos sistemų vietą, buvo itin svarbi Ukrainos naftos perdirbimo gamyklų puolimo kampanijai. Atitinkamai, Ratcliffas nėra tas tipinis žmogus, kurį Trumpas ar kas nors kitas siųstų į Maskvą ieškoti diplomatinio proveržio. Antrasis aspektas yra subtilus, bet kelia daugiau nerimo. Prisiminkite, kad Ratcliffas praleido dieną Latvijoje. Na, abejoju, ar jis ten buvo tam, kad apžiūrėtų lankytinas vietas. Akivaizdesnis paaiškinimas yra tas, kad jis nuvyko ten informuoti Latviją apie žvalgybos ataskaitą. Tai gali atrodyti kaip užuomina, kad Latvija yra tikėtinas taikinys. Tačiau raginu būti atsargiems. Pirmadienį nepavyko rasti informacijos apie Ratcliffo kolegų iš Estijos, Lietuvos ar Lenkijos buvimo vietą. Gali būti, kad jie visi tyliai susitiko Rygoje, kad koordinuotųsi dėl platesnės problemos. Ir tai, daugiau ar mažiau, yra dabartinė situacija čia. Per artimiausius kelias dienas galime sulaukti dar daugiau nutekėjimų apie šį susitikimą. Arba, jei Rusija tęs savo planą, kokie jis bebūtų, pradėsime gauti viešus pranešimus, skirtus atskleisti sumanimą. Tai yra toks dalykas, prie kurio po 3 mėnesių galime sugrįžti kaip prie itin svarbaus įvykio pasaulio istorijoje. Arba visi tai pamirš po 3 mėnesių, nes įspėjimas atliko savo paskirtį ir tai buvo itin svarbus įvykis pasaulio istorijoje, net jei niekas to taip neįvertins. Dėl užsamumo turėtume skirti šiek tiek laiko kitoms teorijoms, apie kelionės tikslą aptarti ir pažiūrėti, kokius klausimus jos palieka neatsakytus, remiantis tuo, ką žinome. Pirmiausia, galbūt Ratcliffas ten buvo tam, kad asmeniškai informuotų Putiną apie tikrąją karo padėtį Ukrainoje. Tai reiškia, kad tai, ką Putinas viešai sako apie karą, priimama už gryną pinigą. Kad jis tiki, jog Rusija daug sėkmingiau stumia fronto liniją, nei yra iš tikrųjų. Taigi, Ratcliffas buvo ten kaip CŽV intervencijos dalis, bandydamas įtikinti Putiną, kad jo generolai vėl prarado ryšį su realybe ir kad jis kartoja tą pačią klaidą kaip 2022 m. vasarį. Manau, kad ši versija yra tikėtina, tačiau aš nesutinku su mintimi, kad Putinas yra toks naivus. Taip, invazijos pradžioje tikrai buvo akivaizdus informacijos trūkumas. Tačiau Kremlius tai ištaisė per kelis mėnesius, todėl tam, kad ši versija būtų logiška, per tą laiką turėjo įvykti atitaisimas atgal. Čia dar pažymėsiu 2 dalykus. Pirma, mes net nežinome, ar Ratcliffas per tą kelionę susitiko su Putinu. Labiau tikėtina, kad didžiąją dalį laiko jis praleido su savo kolega Sergejumi Nariškinu, kurį prisiminsite kaip tą vyruką, kuris netyčia atskleidė Kremliaus Donbaso planą išvakarėse. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas paneigė, kad Putinas susitiko su Ratcliffu, tačiau nepatogiai nei patvirtino, nei paneigė, kad Ratcliffas apskritai buvo toje kelionėje. Teigiama, kad Putinas antradienį buvo Maskvoje. Čia matote nuotraukas iš susitikimo su pietinio srities gubernatoriumi. Tačiau žinoma, kad Kremliaus svetainė sąmoningai meluoja apie tikrąjį Putino susitikimų laiką, todėl aš pernelyg tuo nepasitikėčiau. Antra,
Putinas anksčiau taip pat atrodė ne itin entuziastingas panašiuose susitikimuose. Kai Bernsas vyko į Maskvą, jam teko paskambinti Putinui. Lyderis buvo Sočyje ir nesivargino vykti į savo sostinę. Tačiau tai buvo ir pandemijos metu, o Sočis buvo Putino sušvelninimo strategijos dalis, todėl sunku įvertinti, kiek tai aktualu šiandien. Kita teorija – tai buvo kažkoks maimų sandoris susijęs su Iranu. Iš esmės tai atvira paslaptis, kad Rusija padeda Iranui dėl vykstančios krizės Hormūzo sąsiauryje. Todėl Ratcliffe'as nuvyko į Maskvą perduoti žinutę, kad jie liautųsi, galbūt pasiūlydamas mainus, kad sumažintų paramą Ukrainai. Tai taip pat atitiktų iždo sekretoriaus Scotto Bessento ekonominę D dienos žinutę, kuri galiausiai buvo daug neaiškių grasinimų, o nerealūs veiksmai vykstantys dabar. Dėl kurių atvejų aš tai vertinčiau kaip tikėtina, tačiau trūksta kelių aspektų. Pirma, Ratcliffe'as yra keistas pasirinkimas šiam darbui. Jis būtų paskutinis žmogus administracijoje, kuris manytų, kad padėti Rusijai dėl Ukrainos būtų gera idėja, o žvalgybos aspektas čia silpnas. Galbūt jis ten buvo tam, kad informuotų Kremlių, kaip Jungtinės valstijos žino apie Rusijos sandorius su Iranu, bet tai jau šiek tiek per daug. Tai, kas jau viešai žinoma, yra daugiau nei pakankamai. Antra, keista, kad tai būtų daroma gyvai. Gyvai paprastai reiškia, kad vyksta informavimas su niuansais. Tuo tarpu preliminarų pasiūlymą dėl mainų būtų galima aptarti ir telefonu. Galiausiai, ir tai dabar bus pasikartojantis klausimas, kodėl Ratcliffe'as tiek daug laiko praleido Latvijoje? Galbūt tie du sustojimai nebuvo susiję, bet būtų keista susitikti su sąjungininku ir tuoj pat po to jį išduoti. Galbūt kelionė į Rygą buvo skirta mandagumo dėliai perspėti, kad tai tuo įvyks. Bet jei taip, tuomet po velnių netrukus apie tai sulauksime nutekėjimo. Trečioji alternatyvi hipotezė – pareiga įspėti. Galbūt prisimenate, kad Joe Bideno administracija bandė įspėti Rusiją apie kovotojų išpuolį prieš pat tai, kai 2024 metais ginkluotas užpuolikas įsiveržė į koncertų salę. Galbūt horizonte yra dar vienas įspėjimas ir Ratcliffe'as nuvyko ten, kad aptartų žvalgybos informaciją, nes Rusija praėjusį kartą nepaklausė. Tai vis tiek kelia klausimų dėl Latvijos ir ar pakanka tik telefono skambučio, nes Rusija turi įsiklausyti, o ne Jungtinėms valstijoms aiškinti. Ketvirtas variantas – derėtis dėl šnipų apsikeitimo. Tikėtina, bet vėlgi, kodėl Latvija? Taip pat, CŽV vadovų dalyvavimas derybose dėl šnipų apsikeitimo yra įprastas dalykas, tačiau neįprasta tai daryti asmeniškai. Penktas variantas – atnaujinti derybas, kaip jau buvo užsiminta anksčiau. Dabar pereiname prie tiesiog galimų variantų. Bet Latvija? Ir kodėl Ratcliffe'as tai daro? Jis vis dar nėra diplomatas. Reikėtų spėti, kad derybų atnaujinimas turi kažkokią žvalgybinę potekstę. Pažiūrėkite į ankstesnius atvejus su Venesuela ir Kuba, kai jis neseniai tai pasielgė. Ir tada pereiname prie šešto punkto, kuris yra akivaizdžiai absurdiškas, tačiau vis tiek tapo daugybės mėgėjiškų teorijų objektu. Ratcliffe'as ten buvo tam, kad bendradarbiautų su Rusija ir sugriautų vakarų alijanso bloką. Na, ar tai neakivaizdu? Misija buvo slapta, kol skrydžiai jo neišdavė. Ne, tai kad tai buvo slapta, nėra nieko neįprasto. Tai vyko ir ankstesnės tokios kelionės, įskaitant Bernso kelionę. Bet ar tai neakivaizdu? Jungtinės valstijos netgi liepė Ukrainai tuo metu nešaudyti į Maskvą. Ne, tai tam, kad Ukraina netyčia nenužudytų CŽV vadovo. Tiesiog įsivaizduok, kokią sumaištį tai sukeltų. Taip pat Jungtinės valstijos liepė Rusijai daryti tą patį su Kijevu, kai amerikiečių diplomatai lankosi. Iš tiesų, Keitas Kellogas juokais vadinamas Kijevo globėjų, nes kiekvieną kartą jam apsilankius viskas stebuklingai nurimdavo. Bet ar tai neakivaizdu? CŽV visą šį laiką bendradarbiavo su Rusija. Ne, jie to nedarė. Ir jei būtum klausęs anksčiau, žinotum, kad yra visiškai priešingai. Žiūrėk, suprantu, kad Trumpas per pastaruosius 19 mėnesių padarė daug smerktinų dalykų Europos požiūriu. Ir aš taip pat suprantu, kad niuansai nėra populiarūs mūsų viešpaties 2026 metais. Bet manau, kad svarbu iš tikrųjų suprasti, ką Jungtinės valstijos daro ir ko jos nedaro. Viena iš Trumpo nuoskaudų yra ta, kad Jungtinės valstijos dešimtmečius deda daug pastangų, padėdamos užtikrinti Europos saugumą. Tačiau Europa tuo neatsilygina ir apskritai yra nedėkinga dėl to. Akimirkai atidėkime į šalį, ar jis teisus dėl tokio vertinimo. Ką tai sako, jei vyraujanti nuomonė internete apie tai yra ta, kad Jungtinės valstijos nuvyko į Maskvą išduoti Europos? Pateikti įrodymai, kuriais tai grindžiama, yra akivaizdžiai melagingi ir kiekvienas, kas yra pasidomėjęs Ratcliffe'u, žinotų, kad įrodymai rodo priešingai. Ir galbūt dar blogiau.
Ką tai sako, jei tai prieštarauja tam, kaip apie šią situaciją galvoja jų pačių išrinkti pareigūnai, kurie yra geriau informuoti. Tai iš esmės atitinka Trumpo pasakojimą, kad Europa yra nedėkinga už tai, ką daro Jungtinės valstijos. Yra tam tikros stiprios ironijos tame, kad paskutinis dalykas, kurio šie žmonės norėtų, yra įrodyti, kad Trumpas teisus. Tačiau būtent tai ir nutinka, kai jie reiškia stiprias nuomonės temomis, apie kurias jie nieko neišmano. Taigi, dar viena paskutinė mintis pabaigai. Aš galų gale nežinau, apie ką buvo Maskvos susitikimas. Iš tikrųjų, niekas nežino, išskyrus tuos aukšto rango asmenis, kurie buvo supažindinti su situacija. Esmė ta, kad daryti skubotas išvadas, ypač tokias, kurios visiškai nesutampa su įrodymais, gali būti ne pati geriausia idėja. Ir tai ypač svarbu, kai pasaulis aplink mus yra ant žlugimo ribos. Bet kai apokalipsė vis dėlto mus visus pasieks, galbūt džiaugsitės turėdami vieną iš šių dviejų fizinių knygų savo lentynoje. Yra ir skaitmeninių leidimų, bet jie jums nelabai padės, kai pasipils elektromagnetinio impulso bangos. Daugiau informacijos apie juos rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspausti patinka, pasidalinti ir užsiprenumeruoti. Ir pasimatysime rytoj. Saugokite save.